gyvos muzikos koncertui nebereikės skirti nei daug laiko, nei pinigų. Mat Vilniaus mokytojų namai organizuoja akciją Pietų muzika. Kiekvieną vidurdienį nuo 12 valandos, kai daugumai dirbančių žmonių pietų pertrauka, prie sostinės Šventos Kotrynos bažnyčios priešais mokytojų namus esančiame skvere 15 minučių skamba įvairiausių stilių muzika. Mokytojų namų direktorės teigimu toks projektas sugalvotas tam, kad per pietus miestiečiai pasimėgautų ne tik skaniu maistu, bet ir gera muzika. Kėlėme kelis savo tikslus. Pirmiausiai tai pasiūlyti žmonėms teigiamų emocijų prieš einant pietauti. Visi įpratę valgyti pirmą patiekalą, antrą patiekalą ir po to atsigerti. O sveikas maitinimasis tai yra atvirkščiai. Stiklinė gero šaltinio vandens, o po to jau sriuba ir antras. Tai ir mes pagalvojam, kadangi toks gyvenimas įtemptas, visi kažkokie sudirgę žmonės, iš tikrųjų neturintys laiko, pabandykim pasiūlyti teigiamų emocijų dozę. Kaip teigia mokytojų namų direktorė, skvere jau spėjo pasirodyti įvairiausių stilių muzikantai, nuo operos solistų iki big bendo atlikėjų. Pavyzdžiui, šis vaikinas traukia įvairias balades. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. O šie muzikantai pristatė savo kūrybos poetinį roką. Stilius čia toks irgi išplaukia iš minčių pavadinimas, bet tai buvo, kad mes tiesiog kuriam, virtuvinis variantas, tas toksai, kai virtuvėse sėdi ir kuri. Ir tada čia Aivaras pakvietė ir aš kažkaip pagalvojau, kad galim biškį ir daugiau pagroti. Tai va, taip ir atsivežėm daugiau, pasiprašėm draugų. Nežinau, bandysim kažkas išeiti. Jauki skvero erdvė prieinama bet kuriam pasirodyti norinčiam muzikantui. Vienintelis reikalavimas – geriau, kad muzika skambėtų akustiškai bei garsinimo. Klausytojai Pietų muzikos projektą vertina itin teigiamai. Man tai labai smagu, aš netyčia čia taip užklupau ir steptelėjau. Labai patinka visą laiką muzika gyva, tai aš už. Gyvenu Šeškinėj, bet va šiandieną specialiai atvažiavau, kad pasiklausyti, nes visą laiką kažkur tai išvykus dar nebuvau pirmą kartą, bet žinojau, kad tas vyksta. Labai džiaugiuosi, labai pritariu, va matau, kad ir žiūrovų yra, ir jaunimų yra, kur pasireikšti, save parodyti, ir praeiviams pasiklausyti, sustoti, tiesiog, puiku, malonu. Mokytojų namų vadovybė rengėsi paskutinę vasaros dieną pakviesti visus dalyvavusius Pietų muzikos projekte pasirodyti jau kiek didesnėje mokytojų namų arba Šventos Kotrynos bažnyčios scenoje. Taip jį tikėsi ir apdovanoti muzikantus ir pasveikinti mokytojus su naujų mokslo metų pradžia.